Grinai techninis video. Tokios terasos ant didelio šlaito pagrindo polių įrengimas. Kaip padaryti greitai ir be didelio vargo. Pirmas uždavinys, pirma problema yra tai, kad mes turim pakankamai didelį šlaitą. Toliau mes turim tenais spiltinio grunto ir mes nežinom, kiek yra iki tvirto pagrindo. Ir mes kai formuojame, mes nežinom, kuriam taške tiksliai reikės man iškelti kiek virš žemės ir kiek reikės suleisti į žemę. Dar vienas aspektas dirbant šlaite, šaltis eina ne tik iš viršaus, kaip lygumoje, bet eina ir iš šono. Tai reiškia, 1,20 m minimum turi būti, o jeigu 1,40 m padarai, iš vis fantastika. Kaip turint va šitos uždavinius, mums greitai išsigaudyti, kokius polius naudoti. Šitoje užduotį sprendimą mums pasiūlė mūsų partneriai MDS terasas, nes jie šalia polių turi dar ir prailginimus. Mes turėjome 1,20 m, 1,40 m, kaip matot filmuojam, kai objektas jau yra padarytas, 1,40 m neliko ir 1,60 m. Plius prie šitų polių mes dar turėjom prailginimus 50 cm ir 1 m. Kadangi yra sezonas, mes gavom 1,60 m jau ne terasinis, o 76 storesnius. Užsakovui nuo to tik geriau, nes mes į žemę gręžiam kur kas storesnius polius ir tai yra tvirčiau. Kaip nustatyti kokį polį ar jų derinį konkrečiam taške? Tai yra, mes turim terasos altitudę, atsimetam, kiek reikės mums karkaso sumuštim plus nuolydžių ir mes turim atstumą iki žemės ir žinom, kad į žemę 1,20 m turi įlysti. Pagal tai mes žiūrim. Šiuo atveju žiūrėkit, 1,60 m suėjo žemę, metras įsikėlė. Čia jau matom, kad mums 1,20 m užtenka su 1,60 m, čia įėjo 40 viršų, jau mes naudojam tik pusmetrinis. Ir tokiu būdu metras, čia jau eina pusmetriniai prailginimai. Ten aukščiau iš vis užtenka tik tai 160. Ten, kur terasinis polis dedasi ant terasinio polio, viskas labai paprasta. Dedi 3 varžtus, susiverėži, viskas sudedi. Bet vasaros sezono logistika mums patikė, kad mes turėjom ir storių. Tai mums reikėjo 8 mm prasigręžti plokšteles. Ir šitų polių šitoj terasoj buvo apie 45. Tai reiškia 3 į kiekvieną polį, 120 papildomų skylių. Tai būtų tikrai sudėtingas darbas, jeigu ne mūsų atradimas. Tai yra tornado tipo grąžtai. Jie yra kūginiai grąžtai. Dėkui mūsų partneriam Diktumui už šitą tikrai mus gelbėjantį sprendimą. Pirmiausia, su tepalu gręžiesi mažą skylutę, toliau įsididini iki tau reikiamo dydžio. Ir šitas 120 skylių tikrai susigręžė be didelių problemų. Buvo jūsų klausimas, kaip stabilumas taip aukštai išsikėlė. Sraigtinis polis iš principo skersinių apkrovų, jisai dreba ir vibruoja, dėl to jų nededa, ant tokių polių nededa stoginių. Bet šiuo atveju pas mus buvo vieni laiptai, čia laiptai ir jie kaip palapinės ankeravo ir ta terasa tikrai gavosi stabili. Aišku, jeigu laiptų nebūtų tik tai platforma, tada tikrai reikėtų įstrižinių. Stabilumo jaučiasi vibracija. Aišku, pritariu jūsų minčiai, kad grožio čia mažai. Juolab, kad ilgi poliai, mes turėjom ir šaknų, ir akmenų, ir visko. Buvo kiti poliai, kad jie biškiai pasigavo eidami akmenį ar šaknį ir palinko. Vėl, tai yra negražu. Tai šituo atveju viskas numatyta užsidengt. Čia dar dėsis seterio sienelės ir bus apklijuojama tuo pačiu klinkeriu kaip ir sienos. Bus vientisas gražus toks masyvas. Ir tų polių nesimatys. Tikrai jie savo konstrukcinę užduotį padaro, bet grožio šių tikrai nedaug. Turint galimybę keisti polius, varijuoti jais, mes šitai terasai 75 polius įrengėm per vieną darbo dieną. Vieną dieną apie pietus pradėjom daryti, kitą dieną ryte jau pradėjom daryti karkasą. Tai šiuolaikinė statyba leidžia procesus organizuoti greitai. Iki.